Labas vakaras visiems, vėl grįžtame į Hjustoną jau trečią kartą šią savaitę tam, kad pasižiūrėtume, kaipgi seksis šiandien Lietuvos komandai užbaigti savo turnė paskutinėmis trečiosiomis rungtynėmis čia Hjustone, kurio vaizdus dabar matote. 1-1 kol kas, jeigu žiūrėsime pagal rezultatus, tai ką pavyko nuveikti mūsiškiams. Ir šiandien trečiosios paskutinės rungtynės, varžovas pažįstamas, varžovas tas, su kuriuo jau teko žaisti. Tiesa, šiandien Didžiosios Britanijos komandoje matysime keletą naujų veidų. Įregistruoti yra 2 krepšininkai, kuriems teks, na, jeigu ne pagrindinio lyderio, tai bent jau vienų iš pagrindinių krepšininkų vaidmuo šioje komandoje. Yra ir Popsas Mensah Bonsu, yra ir Nicholas Lensli, praleidę pirmasis rungtynės su lietuviais, ir vėlgi dar kartą kelias į Londoną, kurį jau nuėjo 9 rinktinės, visų jų pavadinimus matote, ir dar 3 vilties bilietai. 3 kelialapiai ir štai visi tie pretendentai. Jau rytoj Lietuvos komanda kartu su Rusija, kuri taip pat dalyvaus atrankos turnyre, išvyksta į Venezuelą. Startiniai iš šių komandų 5. Tai Didžioji Britanija, Maikas Lensli, Neitas Renkingas, Joelas Freelandas, Danielis Clarkas ir Popsas Mensah Bonsu. Ir kaip vieną iš lyderių galima ir vėl įvardinti Joelą Freelandą. Jam taip pat leidžia pasireikšti toli gražu ne kiekvienose rungtynėse Chrisas Finchas, varžovų treneris, bet matėme, kad šis krepšininkas yra pakankamai pavojingas ir pirmose rungtynėse lietuviams pridarė nemažai problemų. Lietuvių startinis 5, ne visai įprastas: Mantas Kalnietis, Martynas Pocius, Linas Kleiza, Robertas Jevtokas ir Deividas Dulkys. Na, minėjau, jog papildė savo sudėtį, registruotą sudėtį žaidėjais, kuriem prieš tai leido pailsėti Chrisas Finchas. Lietuviai šiandien registravo 14 krepšininkų, 15 liko ir į tą 14 nepateko Simas Jasaitis. Na, šiandien po rungtynių Kęstutis Kemzūra ir visas jo trenerių štabas turės paskelbti 3 krepšininkus, kurie paliks komandą ir keliaus namo. Tuo tarpu, kai rinktinė įskrenda į Venezuelą, ar tai bus Lietuva, ar tai bus Jungtinės Amerikos valstijos, priklausys nuo to, kokiosgi krepšininkus vis tik nuspręs palikti už 12. Kęstutis Kemzūra, vienas iš tų 3 yra jau žinomas, tai Simas Jasaitis, kurį pastaruoju metu kamavo kelio skausmai. Buvo nustatytas jam įsisenėjęs kelio girnelės uždegimas, trauma nėra rimta ir jos gydymas labai paprastas, toks, kurio dabar savo negali leisti Lietuvos komanda. Tai yra reikalingos poilsis, reikalingos fizioterapinės procedūros Simui Jasaičiui, ir buvo nuspręsta, jog vis tik po ilgų konsultacijų, po ilgų pasitarimų buvo nuspręsta, jog Simą Jasaitį dabar į Venezuelą treneriai nesiveža, siunčia į Lietuvą tam, kad per kokią savaitę, per 10 dienų atstatytų, vėl grąžintų į rikiuotę Lietuvos medikai mūsų patyrusį krašto puolėją. Ir vėlgi galima turbūt sakyti taip, kad ties Simo Jasaičio pavardė yra toks pat atviras laukas kaip ir su Renaldu Seibučiu. Panašiai analogiška situacija, beje, Seibutis jau vakar pradėjo sportuoti, treniruotis ir kelias į Londoną, jeigu jį nusities štai komandos draugai, kurie keliaus į Venezuelą, šiem abiem krepšininkams dar nėra uždarytas. Kaip jau viskas susiklostysis toliau, kol kas anksti spėlioti. Čia Mantas Kalnietis ir jo metimą blokuoja, uždamas kamuolį vienas iš Didžiosios Britanijos krepšininkų, tai Stambulo Bešiktaš komandai rungtyniavęs Popsas Mensah Bonsu, 2,7 m ūgio žaidėjas. Kol kas 0-0 sužaidus nepilną minutę. Čia perdavimas už aikštės ribų. Atsiprašo komandos draugų Mantas Kalnietis. Ir su kamuoliu vėl varžovai. Maikas Lensli, dar vienas Europoje rungtyniaujantis krepšininkas, Čekų Nimburko komandoje praėjusį sezoną žaidęs
žaidėjas, o štai dabar net ir Linui Kleizai nepavyksta sulaikyti Mensah Bonsu. Parodė arbitrams, jog alkūnė atsistūmė, susidarydamas savo erdvės varžovas Linas Kleiza, bet arbitrai tokį žaidimą, sakykime taip, toleruoja ir šiuo atveju tiesiog buvo įskaityti 2 taškai. Mantas Kalnietis, Robertas Jevtokas, metimas kabliu ir likus 2 sekundėm iki atakai skirto laiko pabaigos komandos kapitonas lygina rezultatą 2-2. Na, tie, kurie stebėjote pirmasias rungtynes, prisimenate, jog dramatiška dvikova, kietos, kartais netgi šiurkščios ir grubios rungtynės. Ne pats geriausias lietuvių pasirodymas, tačiau svarbiausia, jog sunkiu momentu mūsiškiai sugebėjo susikaupti, susitvarkyti su nervais ir sutvarkyti savo žaidimą. Ir Tomo Delininkaičio reidas paskutinėmis sekundėmis išvedė į priekį Lietuvos rinktinę 2 taškais, o po to paskutinysis varžovų metimas skriejo pro šalį. 14 sekundžių lieka mūsiškio atakai. Mantas Kalnietis. Perdavimas Linui Kleizai. Šis iš toli, taiklus metimas, 3 taškai. Ir išveda į priekį Lietuvos komanda Linas Kleiza 5-2. Pirmasis taiklus 3 taškis šios dienos rungtynėse. Na, dabar, sakykime taip, varžovai galbūt turi šiokį tokį netikėtumo faktorių, registruodami tuos žaidėjus, kurių nebuvo. Neitas Reikingas, štai dabar atsakantis 3 taškių metimų, vienas iš tų 3, kurie pateko į sąrašą ir kurie nerungtyniavo pirmoje dvikovoje. Kita vertus, Lietuvos komanda taip pat štai šiose rungtynėse yra šiek tiek kitokioje situacijoje, negu buvo prieš tai, kadangi, sakykime, tą pirmąjį mačą mūsiškiai turėjo žaisti 3. ar 4, tiksliai dabar nepamenu, atvykimo į Jungtinės Amerikos valstijas dieną, ir paprastai yra sakoma, jog būtent ta 3. arba 4. diena yra pati sunkiausia, kalbant apie aklimatizaciją, kalbant apie savijautą, ir gali būti, jog tai taip pat nemažai turėjo įtakos tose rungtynėse matytam krepšiniui, kuriame be gerų žaidimo momentų buvo ir daugybė taisytinų dalykų. Na, lygiai taip pat kaip ir su Rusija. 2 pirmieji kėliniai, labai sėkmingas žaidimas, gera tiek gynyba, tiek ir veikiantys deriniai puolime, ir visiškas chaosas ir pakrikimas beveik visą likusią rungtynių dalį po didžiosios pertraukos. Ir natūralu, jog rezultatas buvo neigiamas. Robertas Jevtokas čia dabar. Vienas taiklus baudos metimas iš 2, minimali Lietuvos rinktinės persvara, 7 minutės ir 9 sekundės lieka žaisti šiame ketvirtyje. Ir dar 2 taškai, Neitas Reikingas. Pelno savo komandai jau 5. tašką, pataikė iš toli, dabar štai labai lengvai jau įsiveržė į baudos aikštelę ir vėl 1 taškų priekyje varžovai. Linui Kleizai pražanga puolant krepšį. Judant į užtvarą, toks yra arbitro sprendimas. Su kamuoliu Didžiosios Britanijos komanda. Tarp 2 mačų su lietuviais suspėjusi sužaisti su rusais 2 kartus. Abu sykis Rusijos komanda įrodė didžiulį savo pranašumą. Dabar greitas kontrpuolimas ir Martynas Pocius. Kietai stabdo Neitas Reikingas ir pražanga siunčianti Martyną Pocių prie baudų metimo linijos. Šansas išvesti į priekį. Rungtynė, pirmąją baudą pataiko Martynas Pocius. 10 taškų pirmose rungtynėse su britais, kiek mažiau 3 įmetė rungtynėse su Rusijos komanda. Dabar abu baudos metimai taiklus, 8-7 priekyje vėl. Lietuvos ekipa dabar bandanti paspausti varžovus. Jonas Clarkas.
aukščiausias varžovų krepšininkas persivaro kamuolį į lietuvių aikštės pusę. Ir dar vienas metimas. Ir vėl netoli tikslo buvo neįtas reikingas. Šį kartą jo šūvis netaiklus. Stengiasi visose atakose maksimaliai greitai į varžovų pusę pereiti visas lietuvių penketas. Dulkys iš toli, taiklus metimas. 11-7. Lietuvos komanda įgyja 4 taškų persvarą po dar vieno taiklaus tritaškio metimo. Maikas Lenzli. Mensa. Du baudos metimai. Mantui Kalniečiui fiksuoja pražangą arbitrai ir 2,6 m ūgio Popsas Mensa Bonsu stos prie baudų metimo linijos. Robertas Arčibaldas ir Andrew Lawrence'as leidžiami į aikštę Didžiosios Britanijos komandoje. Vietoje labai sėkmingai sužaidusio pirmasias minutės Reikingo ir Joelo Freelando. 8-11. Lietuvos komanda priekyje 3 taškais. Abi baudas pataiko varžovų krašto puolėjas. Mažindamas lietuvių persvarą iki 2. Martynas Pocius, Mantas Kalnietis, dviguba užtvara jam, perdavimas ten, kur nespėja atsidurti Robertas Jeftokas, o Britams po šios klaidos atsiranda šansas vėl išlyginti rezultatą. 5,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Andrew Lawrence'as. Ir Mensa Bonsu užsidirba dabar pražangą puldamas krepšį. Trečioji komandinė pražanga ir varžovams, tiek pat jų turi ir Lietuvos rinktinė. Martynas Pocius. Gražus perdavimas Robertui Jeftokui ir štai taip, subirėjusi Britų gynyba ir efektinga lietuvių ataka 13-9. Andrew Lawrence'as. Pirmose rungtynėse jį be taškų paleido Lietuvos gynyba. Arčibaldas. Ir pražanga. Tik prasistūmė kelią link krepšio palei galinę liniją Robertas Arčibaldas ir mes 2 baudos metimus, o dabar komercinė reklamos pertraukėlė. Kiek mažiau nei 5 minutės lieka žaisti pirmajame kėlinyje paskutinėse Lietuvos rinktinės kontrolinėse rungtynėse prieš olimpinį atrankos turnyrą čia Hjustone. Ir kol kas sužaidus pusę pirmojo kėlinio, Kęstučio Kemzūros vyrai pirmauja 13-9. Ta persvara Robertas Arčibaldas dabar gali sumažinti, mesdamas baudos metimus. Lietuviai yra prasižengę 4 kartus dabar. Įpusėjus pirmajam ketvirčiui, keitimas jų gretose vietoj Jeftoko aikštėje Jonas Valančiūnas ir Mantą Kalnietį pakeitė Šarūnas Jasikevičius. Pirmasis metimas netaiklus. Minėjau tuos 3 krepšininkus, kuriuos įtraukia palyginus su pirmomis rungtynėmis į sudėtį Chrisas Finčas. Vis tik tas didžiausia turbūt žvaigždė, žinomiausias Didžiosios Britanijos krepšininkas Luolas Dengas šiandien aikštėje nepasirodys, jis nėra registruotas. O čia abu netaiklus Arčibaldo baudos metimai. Ir kova po krepšiais. Kol kas Lietuvos komanda laimi labai įtikinamai 5-2. Dabar jau 6-2, įskaitant ir šį nusiimtą kamuolį. Linas Kleiza, perdavimas Deividui Dulkiui, Jasikevičius ir klaida. Perima kamuolį varžovai, šansas tokiai greitai kontratakai. Prasižengti jau stabdant varžovų puolimą nelabai galima, bet kuriuo atveju bus metamos baudos. Ir 2 taškus pelno 22 numeris Keronas
Achara. Mažindamas vėl persvarą iki 2 žingsniuoja Martynas Pocius. Dar viena klaida, kol kas klaidų daugoka. Jau 5 prarasti kamuoliai, 5 dovanos varžovams. Sužaidus tik 6 minutės, tai reiškia beveik po klaidą kiekvieną minutę šiose rungtynėse. Ir pražanga Jonui Valančiūnui ir vėl 2 baudos metimai. Robertas Arčibaldas stos prie baudų metimo linijos. Matėme jo pirmasis pasirodymas, buvo nekoks, pro šalį abu metimai. Dabar vėlgi šansas išlyginti rezultatą. Beje, škotų kilmės krepšininkas, žaidžiantis Saragosos komandoje Ispanijoje, ACB lygoje. Kaip beje ir dar keletas krepšininkų: Joelas Freelandas, Unikaha, Denas Clarkas, Estudiantes ir kad ir labai jau nestiprios komandos elitų nepriklausančios komandos įvaizdį turėtų Didžiosios Britanijos komanda. Jeigu vis tik pasižiūrime į krepšininkus ir į klubus, kuriuose jie rungtyniauja klubinio sezono metu, tai tas įspūdis turėtų išsisklaidyti. Ten yra ir NBA klubų, ir stiprių Europos komandų, ir nuvertinti šią ekipą, nuvertinti šios ekipos nereikėtų. Dabargi vėl pasiseka lietuviams, jog netaiklus varžovų metimas, o prieš tai buvo ir 7. prarastas kamuolys. Jonas Valančiūnas ir pražanga. Taip, ne, 4. varžovams prasižengia Keronas Achara. Keitimai Lietuvos rinktinėje. 3 iškart krepšininkai: Songaila, Mačiulis ir Kaukėnas. Vietoj Pociaus, Lino Kleizos ir Deivido Dulkio. Dar viena pražanga, dabar jau Šarūnas Jasikevičius priverčia prasižengti Maiką Lendlį ir pražanga galinti virsti 2 taškais. Šarūnas Jasikevičius prie baudų metimo linijos. Taiklus pirmasis metimas, 14-12. Antrasis taip pat sėkmingas ir 15-12, 3 taškais priekyje mūsiškiai. Chrisas Finčas į aikštę leidžia Kylą Johnsoną, krepšininką, kuris pridarė nemažai problemų Lietuvos rinktiniai pirmose rungtynėse. Žaidė 30 minučių, surinko 12 taškų ir atkovojo 5 kamuolius. 1,93 cm ūgio gynėjas. Neblogas rezultatas, kalbant apie laimėtas dvikovas po krepšiais. Netaiklus metimas, Jasikevičius pirmasis prie kamuolio. Ir čia pat klaida. Atkovos kamuolį vėl leidžia varžovams dominuoti po krepšiu Lietuvos komanda. Nespėja sugrįžti laiku prie krepšio Jonas Valančiūnas ir 2 taškai. 14-15. Dabar pražanga prieš Joną Valančiūną. 2 baudos metimai. Joelas Freelandas pasirodo aikštėje. Čia dar kartą šis epizodas. Atsitvėrė gerai varžovą nuo krepšio Jonas Valančiūnas. Ir dabar prie baudų metimo linijos tos mūsų komandos vidurio puolėjas. Tačiau jau po Kęstučio Kemzūros paprašytos minutės pertraukėlės.
Minimalia persvara, kol kas Lietuvos komanda pirmauja artėjant į pabaigą pirmajam kėliniui. 15-14 šis rezultatas gali pasikeisti, jeigu baudos metimus taikliai mes Jonas Valančiūnas. 2:47 iki pirmojo kėlinio pabaigos. Abi komandos jau yra prasižengusios daugiau kaip po 5 kartus ir Chrisas Finchas, Didžiosios Britanijos komandos vyriausiasis treneris. Joelas Freelandas grįžo į aikštę. Pirmose rungtynėse jis buvo vienas iš tų žmonių, kurio nepavyko iš esmės pristabdyti Lietuvos rinktiniai. Jonas Valančiūnas pataiko baudos metimą. Songaila, Mačiulis, Valančiūnas, Jasikevičius ir Kaukėnas. Toks lietuvių penketas dabar. Abi baudas sumeta Jonas Valančiūnas, vėl grąžindamas lietuviams 3 taškų pranašumas, 17-14. Ir mūsiškių spaudimas. Perdavimas labai ilgas, bet ten, kur stovėjo ir laukia kamuolio Andrew Sullivanas. Andrew Lawrence'as. Freelandas. Netaiklus metimas ir Songaila nusiima kamuolį. Perdavimas į priekį, ten jau Jonas Mačiulis. Nieko nelaukdamas iš 2 taškų zonos, bet metimas netaiklus, o pagrindinės aukšto ūgių pajėgos dar nebuvo spėjusios atsidurti po varžovų krepšiu. Perdavimas Freelandui, prieš jį Darius Songaila. Freelandas ir dabar jau gerai, kad taškų nepavyksta pelnyti Joelui Freelandui. Pražanga Darius Songailai ir 2 baudos metimai. Dvi minutės ir 7 sekundės. Joelas Freelandas pakankamai taiklus baudų metikas. Pirmose rungtynėse neprametė nė vienos iš 4. Ir dabar ramiai pataiko abu metimus, vėl pjaudamas Lietuvos komandos pranašumą iki 1 taško. 16-17. Arba tiksliau sakant, 17-16 mūsų naudai. Darius Songaila į baudos aikštelę ir pražanga puolant varžovų krepšį. Neleidžianti Lietuvos ekipai padidinti savo pranašumą, prasidėjus prieš paskutiniai minutiai. 1 taško persvarą turi lietuviai ir dabar jau turi gintis nuo varžovų atakos. Arčibaldas. Rimas Kaukėnas, nepavyksta pergudrauti jo varžovams. Atspėja priešininkų atakos tęsinį Rimas Kaukėnas, štai Jasikevičius. Netaiklus metimas, Jonas Valančiūnas graibo, tačiau nesugraibo kamuolio. Minutė 15 sekundžių. Kol kas pastaruoju metu abiejų komandų žaidime stipresnė yra gynyba. O štai dabar jau niekas nebesustabdo Roberto Arčibaldo ir Britai išsiveržė į priekį 18-17. Pasinaudodami tuo, jog stringa pastarąsias keletą minučių Lietuvos komandos puolimas, nesėkmingos kokios 3-4 atakos iš eilės. Skyrus, tarkim, tuos 2 taiklius Jono Valančiūno baudos metimus, prasidėjo paskutinė kėlinio minutė. Atakai dar 5 sekundės. Darius Songaila, nepavyksta jam. O čia dabar vėl vėluoja grįžti į gynybą Jonas Valančiūnas ir vėl 2 baudos metimai. Robertas Arčibaldas. Šį kartą taiklus. Arčibaldas prieš tai prametęs 2 baudas, 19-17, jau 2 taškais priekį Didžioji Britanija. Na, keletą paskutinių minučių Lietuvos komandos atakos dažniausiai apsiriboja bandymais atakuoti iš
vidutinio nuotolio, kuomet padaryti buvo keli keitimai, nebeliko to agresyvumo, nebeliko aštraus žaidimo 1-1. Būtent taip rungtyniaudami, rungtynių pradžioje lietuviai gan nesunkiai versdavo varžovus arba prasižengti, arba pelnydavo taškus iš po krepšio. Ir vėl bereikalingos diskusijos su arbitrais. Arti techninės pražangos dar kartą buvo Šarūnas Jasikevičius, nenorėdamas didesnių problemų išima jį iš aikštės Kęstutis Kemzūra. Ne, vis tik atrodo prisidirba mūsiškiai. Dabar tik tai klausimas techninė ar nesportinė pražanga. Na, bausmė tokia pati. 2 baudos metimai, abu jie taiklus. Didžioji Britanija išsiveržė į priekį 22-17. Ir kamuolys dabar varžovų rankose. Vėlgi minusinis ženklas. Taip galima įvertinti Lietuvos rinktinės žaidimą per paskutinėsias kelias minutės. Net ir štai tokioje situacijoje niekas nesuskumba pirmas prie kamuolio, su juo vėl varžovai. Andrew Lawrence'as, 10 sekundžių atakai ir neskuba dabar varžovai, suprantama ta pauzė. Nenori palikti laiko mūsiškių atakai. Eilinė skylė gynyboje ir 24-17. Absoliuti betvarkė paskutinėmis pirmojo kėlinio minutėmis, padedanti Didžiajai Britanijai pelnyti 7, netgi ne, 10 taškų iš eilės ir užbaigti kėlinį turint jau 7 taškų pranašumą.